Šiandien vertinsim kalėdines eglutes. Žiūrėjom, Vilniaus eglutė yra su kažkokiam žaisliukį įvilkta, tai visai manyčiau nebloga, netgi gal įspūdinga eglutė šitą būtų, nes labai gerai atrodo. Kaunas kažkokiu meduoliu prisikabinęs, nežinau, neblogai atrodo, neblogai, tikrai neblogai. Kretinga, kažkaip prastokai, sakyčiau, tokia geltona eglutė, aš net pasidarau atskirą tierą geltonom eglutėm, nes jų žiauriai daug šiais metais. Jonava pasidarė kažkokį ten ekraną, kuris gali keistis. Man šitą žiauriai patiko, žiauriai kietai atrodo. Klaipėdos eglutė yra žiauriai paprasta, bet ten suktis moka ir dar kažkoks mėnulis buvo, bet... nereikia, nebūsit jūs ypatingi. Visaginas pasidarė geltoną eglutę. Švenčionys nukopino tiesiog nuo Vilniaus kažkurių tai metų ir pasidarė tą savo skraistę. Trakai turi žvaigždžių, visai neblogai atrodo, sakyčiau. Naujoje akmenį užsikabino gyvatę ant savo eglutės. Va čia neblogas sprendimas, tikrai čia kaip kitiem metam rimtas pareiškimas, o Radviliškis paimino jų ir nukopino, tiesiog irgi prisikabino, tik tai daug gyvačių eglutės. Šilalė turi geltoną eglutę, Mažeikiai turi vapšė nešviečiančią beveik spalvotą eglutę. Panevėžys turi eglutę, kuri yra su lazeriais buvo įžiebta, bet kažkokius trikampius turi visai gal ir neblogai atrodo. Raudondvaris, ką žinau, nieko ypatingo pas jūs. Druskininkai, nieko ypatingo pas jūs. Širvintos labai ypatinga pas jūs dėl to, nes burbule kažkokiam daug šviesų šviečia, labai gerai atrodo. Čia ta kur anais metais turiu irgi žiauriai gerą eglutę, ten pilį pasistatę. Jurbarkas geltona eglutė, Joniškis geltona irgi atrodo eglutė, Pagėgiai nukirst tokia reiktų, labai prastai, eikit savo. Pakruojis geltona eglutė, Alytus geltona eglutė, bet man labiau patiko, kai Alytus buvo pavirtęs ant šono tiesiog. Telšiai geltona eglutė, Tauragė geltona eglutė, Palanga geltona eglutė, Šilutė ne geltona eglutė, spalvota eglutė, bet nieko ypatingo. Biržai geltona eglutė, Vilkaviškis geltona eglutė, Anykščiai geltona eglutė, Molėtai geltona eglutė. Visi turit geltonas eglutes, what the fuck. Kupiškis kažkas biškai įdomiau, sakyčiau, visai neblogai, atrodo biškai įdomiau už geltonas eglutės, bet nes nelabai stipriai. Šakiai tiesiog nežinau, ką jie čia pasidarė, irgi nukopinė tas skraistas, kažko. Geltona eglutė, Šalčininkai, geltona eglutė, Skuodas spalvota, bet labai bloga eglutė ir Šilutė ir Skuodas atrodo kaip vienoda eglutė, atrodo kaip ta pati eglutė, tiesiog what the fuck, jas abi reiktų nukirst. Vazdijai irgi nukopijavę skraistę, irgi reik nukirst lauk. Kazlų Rūda irgi nukopijavę skraistę, irgi lauk reik nukirst. Kalvarija, aš net nematau čia eglutės, nukirst reikia. Šiauliai iš geltonų visai išsiskiria, bet irgi geltona eglutė. Marijampolė su širdelėm, Valentino diena atėjo anksčiau laiko. Ką daryti, jeigu neturi žmogus panelis, ką tada, kaip tu prie tokios eglutės Marijampolė nueisi? Nenueisi. Bet Marijampolė visai neblogai atrodo. Kėdainiai su savo geltona eglutė, Utena su kažkokiais trikampiais neaiškiais. Ukmergė... tiesiog ne. Plungė su natom pasidarė eglutę, eik tu sau, nukirst reikia. Rokiškis, žalia eglutė ir biški veik ant šono pavirtus, bet tai neblogai atrodo, sakyčiau. Elektrėnai šitie kosmonautai labai gerą eglutę pasidarė, manyčiau, su kosmosu bando susisiekti prieš kalėdas, pats tas. Prienai, geltona eglutė, Zarasai geltona eglutė, Ignalina neblogai atrodo, bet nesakyčiau, kad baisiai ypatinga. Birštinas geltona eglutė, Rietavas, nesuprasi kas čia. Vapšė neypatinga, Raseiniai, balta, neypatinga. Nida švyturį pasistatė, neblogai, norėčiau įlipti tokį. Kaišiadorys, net nesimato eglutės. Pasvalys irgi neaišku, ką jie pasidarė. Varėna irgi labai nieko įspūdingo, viskas nesužavėjo iš pirmo žvilgsnio, reiškia nieko įspūdingo. Tai va toks mano tirlistas, laimėjau Marijampolė, antrė Elektrėnai, trečias Vilnius. Ačiū, kad žiūrėjo, jeigu nori pamatyti praeitų metų tirlistas, spausk šalia manęs.